Susikaup kavį. Jauną filmą. Reikėtų nuskatyti. Ok, liūtesnių. Gerai, atsiprašau. Tai sveiki visi sugrįžę arba atvykę į mūsų podcastą pavadinimu Gerai, kad nefilmuojam. Šiandien mes ir vėl turime svečią, kuris svečiavosi ir praeitoje serijoje, Emilija Gomberytė. Vėl aš, taip. Taip, nes Danielė ir Elza vis dar negali atvažiuoti, vis dar atostogauja, bet grįš kažkada ir pasifilmuos. Šiandien mes kalbėsime apie, irgi buvo viena užklausa, tai apie doom scrolling ir šiaip apie išsekimą, socialinės medijas, kadangi jau praeitoje serijoje mes kalbėjome apie socialinės medijas ir šiaip visą mūsų internetinį pasaulį, bet biškai per kitą prizmę. Tai šiandien tiesiog pakalbėsime ir ne apie socialinius tinklus, kaip jie mus paveikia ir taip toliau. Tiesiog klausysit ir sužinosit, apie ką kalbėsim. Toks kabaliukas. Tai va, o šiaip ačiū labai, kad žiūrit, subscribinat, laikinat, komentuojat. Taip pat paflonkit mūsų Instagramą, Gerai, kad nefilmuojam, toks ir pavadimas yra, šiaip vis tai yra linkas po video. Irgi ten, nežinau, mus paflonkit, viską palaikinkit, ten sekit visas naujienas, nes aš ten vis tai įkeliu, kada išeina serija. Dar temų užklausas vis tai įkeliu, kurias galite parašyti šiaip istoriją. Ir dabar matomai, nežinau, čia taip labai tos slankiojantis grafikas, bet turbūt kelsim kiekvieną antradienį. Tai va, tai galite kiekvieną antradienį tikėtis naujos serijos. Tai va, taip paflonkit Instagramą, dar TikToką turim. Ir, aišku, pasiekit mūsų YouTube. Taip va. Mūsų. Eik tu. Daugiau protein. Karočią, mūsų nekovoju. Nieko tokio. Tai žodžiu, bet šiaip šiandienos temą mes pradėsime ne nuo doom scrolling ir apie socialinės medijas šnekėti, ne iš karto kam rimtom temom, bet pakalbėsime apie filmą naują, kuris išėjo, Formula 1 su Bradu Pittu. Taip, nes mes šiaip abi buvom jame, bet ne kartu, aš buvau gal penktadienį, jo, man atrodo penktadienį, tu vakar buvai. Užvakar. Ai, užvakar. Čia buvo šeštadienis iš dieną. Jo. Tai va, mes atskirėjom, bet va dabar susitikom irgi prieš podcastą. Aš jau kol dažiausi, mes irgi kalbėjom, kad gal būtų fainai šį aptarti, nes mums žiauriai patiko. Jo, čia turbūt vienas geriausių filmų per ilgą laiką. Taip, per ilgą laiką. Aš mačiau ypač naujų filmų. Taip. Nes dabar ypač, nežinau, aš einu dažniausiai į Apollo kino, nežinau gal. Aišku, kad. Aš dažniausiai į Apollo kino ir aš visą žiūriu tą repertuarą. Dabar realiai pastaruoju metu, nežinau, aš čia gal bandau nueiti gerą filmą nuo balandžio, nėra labai filmų, bent jau man taip atrodo, aš jau tą misiją neįmanoma, bet aš jau, kadangi toks neveiksmo filmų žmogus, tai man nepatiko, man labai nepatiko, bet čia tiesiog filmas, aš manau, kad geras, tiesiog čia yra mano problema, kad man nepatinka. O Formula 1, aš irgi skaičiu, kad yra veiksmo filmas. Žiauriai. Čia yra, žinokit, turbūt vienintelis veiksmo filmas, kuris man patiko. Kur aš realiai va tokia sėdėjau įsitraukus ir kur kaifavau ir nenorėjau užmigti. O tikrai. Nes aš per tą misiją neįmanoma vos neužmigau, nes ten 30 minučių buvo intro tiesiog. Kaip jie ten aiškinasi kažką, aš nesupratau, ką jie ten aiškinasi. Jie kažkokią raktą ieškojo, žodžiu, aš ten išėjau už tą filmą planas. Aš nejuokauju. Čia tai veiksmo tikrai netrūko ir adrenalino, bent jau man realiai išėjus po to filmo atsigauda reikėjo. Ten toks jausmas, kad aš ką tik iš to bolido išėjau ir kad aš laimėjau su jais, žodžiu, ten, wow, tikrai wow. Bet mes irgi ir su Gabija šnekėjom vien muziką, kiek daug duoda. Taip. Mes mums labai patiko. Labai susižavėjus esame, nes tikrai muzika žiauriai daug duoda ir ypač jeigu yra gerai parinkta pagal kiekvieną veikėją ir tam tikroj scenai, kad, pavyzdžiui, kažkur ten dėjo repą, kažkur ten kitokias dėjo ir jos taip atitinka, atrodo, ir veiksmą, ir emociją, ir tiek daug priduoda, tai aš taip kaifavau. Ir žinot, kaip būna tie filmai, kur, tipo, išeini kaip changed person, tipo, kur viskas, aš dabar važiuoju į Formula 1 rungtynės. Man, žinot, toks pat jausmas buvo, kai išeini, atrodo, filmas pakeitė, tai išėjau ir galvoju viskas. Jo, aš ir Gabijai sakiau, Formula 1, ten, nežinau, darbiniai. Čia yra tas filmas, kur jeigu manęs kažkas paklausė, tipo, kokį filmą
už pinigus norėtum pamatyti pirmą kartą vėl, tai šitas filmas, hands down. Žiauriai geras, realiai žiauriai geras. Šiaip dar apie muziką, tėvo, man jau labai didelį įspūdį paliko, kad ten kompozitorius tipo Hans Zimmer yra, čia Interstellar tas. Yeah. Ir žiauriai jaučiasi kokybė. Tipo, aš jau sėdžiu tam tokio salį ir aš tiesiog... Atrodo viskas taip išlaižyta, kaip, tipo, nu, taip perfection. Ir ta muzika tokia emocija, tai pasako tau, ką jausi poreliai ten. Aš išgirstu muzikoje kažkokį pokytį ir aš jau tokia, kas bus, o ne, kas bus dabar. Taip. Nežinau, man žiauriai patiko tokia įtampa, žinokit, gale, sėdėjau žiūrėtas tą paskutinį ratą, aš galvoju, aš jau nesitikėjau, tai spoileriai, bet, žodžiu, bet nieko tokio. Bet, žinokit, aš va tokia sėdėjau, tai man pirmą kartą buvo, kur aš va taip, tarsi man realiai atrodė, tai žiūri realias rungtynės, kurios vyksta tipo in real time. Nu, man žiūri, žinokit, patiko ir sakau, man irgi labai dėl tos muzikos, man atrodo, labai daug pridavė, kad ten ir tą Tate McRae padarė, nes aš nežinau, kaip jos matėte. McRae, jo, bet tipo, ten va yra, ten ko Zimmerio ten kas sukomponuota ir yra tos dainos, tipo, kur parašytos tam filmui. Ten tokie atlikėjai. Okay, ten Edas Sheeranas buvo. Ja. Šito aš nesitikėjau, bet jis ten yra. Ten jis klipė irgi ten tarp mašinų toksai, ten pro jį važiuoja, jis ten stovi. Žodžiu. Bet Tate McRae, ta Ray, man atrodo, taip ten jinai tarėsi. Ten, wow. Man šitą Tate McRae yra tos fenomenas kažkoks, nes aš šiaip jos nežinojau labai ilgą laiką. Taip aš kaip supratau, jinai anksčiau buvo tame Dance Moms seriale. O ne? Jo, jinai šokos tą Džiaudžių Styvos trenerę. Žodžiu, jinai kaip ir anksčiau buvo visai populiari, bet tik aš su ją susipažinau realiai tik dabar. Tai buvo gal 24 metų gal aš šiaip ją realiai pradėjau tik tokią pastebėti ir man atrodo 19 metų. Ir tu kaip pagalvoji, tu 19 metų rašai dainas vienam didžiausių filmų šių metų, ta prasme, su Bradu Pittu. Tai yra kam 18 ir lenktyniauja Formulės 1 lenktynėse. Jo, bet man šitas, aš taip ką mes darom, gal? Nu, tik 16. Tai žinai, gal reikia 2 metai daug. Bet sakau, man kažkaip taip, tai įsivaizduoju, 19 kartų jau raudonų kėlimų, tarsi ten tas dainas rašai, man tas šakės, atrodo, nu, maladėts merga, kaip jinai šoka dar. O my god, iš viso ten šakės. Bet šiaip su tuo dar Formula 1 filmu, tai kad jie katino out aktorę. Nu, tipo ten allegedly. Nu, tipo ten dramos. Jo, yra ta Simone Ashley aktorė, kuri aš tai ją žinau iš Bridgerton. Taip, aš irgi. Dar jinai Sex Education vaidino, jeigu kažkas žino, kažkas žiūrėjo. Ir jinai pačiam filme, jinai neturi rolės, bet jinai labai trumpą akimirką ten pasimato, kur ten tiesiog pradžioj filme, ten, kad tipo jinai kaip žiūrovė ateina į tas Formulės 1 lenktynės. Bet ten tiesiog ją fotkina. Ten vos pastebima, bet ką mes mėtin visą dramą vyksta dabar su to filmu, kad jinai turėjo vaidinti tam filme ir jinai iš tikrųjų jinai deitinagi Formula 1 lenktynininką kažkurį vieną, jinai yra WAG. What? Taip, ir jinai yra... Mes pasigūglinsim dabar. Mes pasigūglinsim, bet čia dėl to yra tokia didelė vos nežinau, ne controversy, tipo, bet... Kaip ir atrodo, medijai visai labai... nepagarbu iš šios pusės, nes ne vis tiek... Jie išsiskyrė. Sakiau, aš labai atsiprašau. Nu, kad ne... Tai jinai nebuvo WAG. Žodžiu, mes abu kažkas maišė, nes man atrodo nebuvo WAG. Ai, tiesiog su jo Las Vegas buvo. Jinai nebuvo WAG, nu žodžiu, bet... Aš apsakau, bet nu gerai, nu žodžiu. Žodžiu, nesmė. Tai va, tai jinai ten labai trumpai matosi, bet... Jinai dar atėjo į premjerą. Jo, jinai buvo premjeroj ir... Su žiauriai gražia suknelė. Jinai turėjo būti to Joshua Pierce, to... Love interest. Jo, love interest. Tai tipo gana big part. Šiaip. Jinai turėjo būti viena iš main female leads. Bet aš dar nepasidomėjau, aš vis dar nežinau, tipo, ar ją katino jai žinant, ar jai nežinant, nes dabar irgi pas Gabę mačiau kažkokį reelsą, kur atrodo, kad ten AI šneka, bet aš nesupratau, net Gabė, tai čia AI, ar čia jinai. Jo, žinok, su AI dabar yra scary, nes... Va, čia irgi gera tema. Jo, nes tu nesupranti, ką tu žiūri, nes rodo kaip ir jos balsas. Vakar mačiau, sėdžiu 4 ryto, išmetė TikToką,
kaip Rihanna, kas žino, kad Rihannos, tipo, kaip ir main thing yra, kad jis žiauriai skaniai kvepia visi, žinai, sako, kad, tipo, kad buvo prie Rihannos, žinai, tipo, ten dėl to jos ir hair care line. Jo. Šiaip žiauriai norėčiau pabandyti, nes jis turi ten curly hair care line, eiktų, taip norėčiau pabandyti. Žodžiu, bet aš kažkokį video mačiau, kur aš žinau, kad aš būčiau pasimovus. Kaip močiutėm, žinai, supras, kur jinai taip kalbėti po interviu. Ir jinai sako, kad, tipo, va, aš turiu čia favorite perfume kažką ir atrodo, kad realiai jos burnas tampa. Ir jinai pasako, kad tas perfume yra to small business, kuris įkėlė šios Arabijat, vadinasi, už 22 €, kad šios, tipo, yra fave kaplai. Bet, ta prasme, atrodo taip real, ta prasme, kad jeigu aš nebūčiau pasigūnus, kiek tie kainuoja kaplai ir koks ten no-name'as, tai, ta prasme, aš tik, nebūčiau supratus, kad ten yra tas fake, žodžiu, tai sakau, ten, tas Simone Ashley irgi padarys šios interviu, kad jinai pasako, kad I was cut out from the movie, very sad. Faktas, kad buvo svarstoma, kad jinai ten būtų, kažkas kažkuriuo metu, filmavimo metu turėjo tokią mintį. Bet aš šiaip nelabai suprantu, kad gali sugalvoti, tipo, tu turi filmo idėją, čia yra, tipo, kaip ir pagrindinė female lead, kaip tu jau gali sumasyti, tai mes katinsim tai out. Čia, ir kaip tu šitą pasakai? Labai dažnai buvo, kad tiesiog, tipo, atrodo, režisieriui atrodo nebūtina storyline, tipo, kad yra tiesiog svarbesnių arba kad ten. Bet šiaip, dabar aš kai sužinau, kad man pasakai, kad jis turėjo būti to Joshua Pierce, ne? Jo. Tipo, Love Interest. Jo, taip, tik to. Tai, man atrodo, o jisai vienišas, beje, mes tik po jo filmo, po šitų, kuris išėjo, supratom, kad jisai per Met Galą buvo apsirengęs su Formula 1 šalmu. Bet jis ir buvo su to Apex GP. Taip, ir aš tik dabar supratau, kodėl, tik po filmo. Tai visai jisai mus taip tyzino, nežinau, ta prasme, ir per Met Galą jau. O žinokit, aš po to filmo, nes tengi dar bairės yra tas, man atrodo, čia yra man didžiausias plot twist ever, kad jie filmavo in real time, kai vyko Formula 1 rungtynės. Jo, per 23 metų sezoną. Aš šito nesuvokiau, iki kol aš realiai nepasidomėjau, bet aš, einant į filmą, aš buvau girdėjus, kad jie filmavo per realias Formulės 1 lenktynės. Ten Abu Dabija, Monake, tiesiog, kad jie visur važiavo. Tas Silverstone, žodžiu. Bet man vis tiek atrodo, kaip taip gali būti. Kaip taip įmanoma? Bet aš paskui pasidomėjau, jie susitarė su tuo FIA, kad, tipo, dėl to šitas filmas, jis, manau, vienas brangiausių, bent jau šiais metais tikrai, nes, tipo, nes jiems turėjo leisti važiuoti paskutiniams, jie važiavo. Bet ten viskas taip vyko, kad kai Silverstone vyko tos lenktynės, ten kažkelintos 23 metų sezoną, tai ten jie filmavo tą sceną, kur jie, tipo, prieš lenktynės stovi ten, sustoja ir dainuoja himną. Ir ten matosi ir tas Charles Leclerc. Ten jie visi matosi. Ir tie aktoriai stovi, Bradas Pittas, Todenas Maidžius. Ir jie ten jų nesustatė šiaip, ten realiai tuo metu buvo tas national anthem, jisai vyko ir iš tikrųjų prieš lenktynės, kur visi tie lenktynininkai turėjo po kelių minučių sėsti to savo bolidus ir važiuoti. Jie ten realiai sudainuoja tą himną ir tada eina atsisėdę į tą savo bolidą ir jie tuoj lenktyniaus, tipo, jie bandys kažkuris laimėti, tipo, jiem čia jų karjerą dependina šito. Ir ten gale tiesiog Bradas Pittas vyko į savo kažkokį bolidą ir vaidino, kaip jisai čia stengsis su jais laimėti. Ir šiaip per tą formation ratą tie aktoriai irgi važiavo. Jie važiavo, tik jie važiavo paskutiniai. Jie važiavo paskutiniai, nes jie pagal istoriją buvo paskutiniai, tipo, tam visam formation. Tai jie kaip ir netrukdė, kai ten tas vienas ratas. Bet, man vis tiek čia nesuvokia. Pala. Ai, tai važiavo ne Bradas Pittas, važiavo ką? Ta paskutinį ratą, paskutinį kas važiavo. Kokį paskutinį? Paskutinį vietoje jie važiavo. Tai paskutinį vietoje. Bet pirmą ratą, kai prasideda rungtynės, visi važiuoja vieną formation ratą ir jie prieš jį dar sustoja. Ir tada prasideda lenktynės, kad apšildyti padangas. Taip. Tai tie du aktoriai, jie buvo iš paskutinių vietų išvažiavo ir buvo, tipo, no chance, kad jie aplenks tos realius lenktynininkus. Tai tiesiog visi lenktynininkai suvažiavo, sustojo į savo vietas ir jau jų nebelaukė. Supratau, dabar nesupratau. Tai va, žodžiu, man čia biškai crazy yra, kad realiai jiems leido ir kad ta scena, kurie paskui šampaną šauna, kurie jau laimė. Jo, ta paskutinė scena, ten Abu Dabyje. Ten šiaip stovi. Kelias sekundės prieš jiem filmuojant,
tipo tikrieji laimėtojai to Grand Prix ten stovėjo ir liejo tą patį šampaną ir tada jie nulipo ir Bradas Pittas tiesiog ten. Čia yra crazy, man žinau. Javier Bardemo veikėjas, aš jį myliu realiai, tipo mes apie šitą nekalbėjom. Aš kiek esu mačius filmus su Javier Bardemo. It's Monsters. O kas nežinau, yra toks Monsters apie Menendez Brothers. Jo, pažiūrėkit, labai geras. Žiauriai sugadino tą Bardemo man. Nu, ten taip ir turėjo būti geras veikėjas, šlykštus yra, bet čia specialiai tai padaryti ir jo, nu jis geras aktorius, jam dėl to tai pavyko. Bet čia jis toks fainas. Man dar žiauriai, va ten, kai jie filmavo per tas realias rungtynes, tai va, kodėl jam leido, tipo, kaip jie susitarė, tai kad, tipo, nu, tai jo, nu, aišku, jis mokėjo, bet jam sąlyga buvo, kad jeigu jūs nesutrukdysit lenktynių, nu, jų nenudelsit, kad viskas vyks savo ritmu, savo laiku ir jūs susisukot nufilmuoti, jūs galit filmuoti. Jie turėjo 9 ar tai 10 minučių nufilmuoti, gal 5 skirtingas scenas. Ir jie negalėjo daugiau 2 bandymų daryti niekam. Tai ten realiai viskas yra per 1 arba 2 bandymus maksimum. Čia yra crazy, žinokit. Ta prasme, man čia yra nesuvokiama protų, biškai. Labai būčiau norėjus pamatyti šitą filmą 4DX, taip pat ten, kur juda tos kėdės ir ten vėjas eina, man atrodo, ten šakės būtų žiūri fainai. Bet sakau, nu, nerealus filmas, žinok, tikrai, jeigu nežinot, ką veikti, eikit pažiūrėti, ta prasme. Kine žiauriai efektas. Žiauriai geras filmas. Jeigu man nepatinka veiksmo filmai ir man vienas geriausių filmų šių metų buvo, tai žinokit, nu, eikit pažiūrėti. Nu, žiauriai geras. Žiauriai, žinot, aš šiandien neturiu žodžių pasakyti. Ankiai geras. Nu, mano mamai patiko. Man tipo... Čia gal jums nieko nesako, bet aš mamą nusitempiau į tą filmą, nes jis tiesiog norėjo su manim nueiti filmą ir sakau, mes eisime šitą. Tai buvo, nu gerai, aš pamiegosiu. Jinai apsiverkė. Tipo, I don't blame her, aš irgi ten sėdėjau tokia. Žinot, man šitas filmas yra panašus experiences, atsimenu, kaip aš pirmą kartą žiūrėjau Interstellar, o Interstellar gal man buvo biškė, nu, nežinau. Nu, vis tiek gal didesnis efektas. O tu kine žiūrėjai? Ne, aš žiūrėjau namuose, bet man vis tiek gal didesnis Interstellar efektas buvo, bet čia buvo panašus experiences man, kaip Interstellar. Šiaip šitie metai visai geri filmai. O labai ilgai buvo sausra tokia biškė. Aš dar vakar buvau tam, kaip prisijaukintis Libino live action. Šiaip man animacinis vis tiek geresnis, taip nieks jo netopins. Ir Avataras išeina metų. Ar 26 pradžioj. Nu, bet žiemą. Bet dar Materialist išeina, aš jau norės. Bet aš girdėjau, kad šūdas. O šiaip Bradui Pittui šiam, man atrodo, 2 metai jis atrodo. Šiam vienas, jo. Šiam vienas. Be žodžių. Be žodžių, gerai atrodo žmogus. Tai va, gerai. Tai va, tai žodžiu. Tai tiek apie filmą. Sakau, labai patiko galėtume kalbėti 5 minutės. Jeigu kas norėsit dar pašnekėt apie filmą, tai jo, rašykit, žinokitės. Žinokit, tiesiog eikit, pažiūrėkit, žiauriai geras. Žiauriai geras. Toks free promo. Jo, nes tiesiog mūsų sponsorina, žinot, Formula 1. Mes turim už pinigus jums plepam. Tai va, žodžiu, bet pakalbėjom apie filmą. Tai kaip ir sakiau pradžiui, kad kalbėsim šiaip apie doom scrolling ir social media. Tai žodžiu visai, kadangi man atrodo irgi tokios susijusios visai temos, nes praeitą laidą buvo apie social media, tai dabar apie doom scrolling, nes aš man ir temą užmetė, šiaip aš planavau pakalbėti apie tai, bet dar atsim per pirmą podcastą, Elza bandė pažiūrėti Timberlake'o Reels'o kažkokį reišmetą, kad jos screen time, žodžiu, mes pakalbėsim apie screen time, apie ten įsikimą, tai vad, manau, dabar tam ir yra metas. Ir šiaip, nežinau, gal kas nežinau, kas yra doom scrolling, aš šiaip turiu savoką pasirašyti, kurią aš jums pasakysiu, taip labai tiksliai, nes aš bijau, kad aš savais žodžiais jums negerai pasakysiu. Šiaip doom scrolling tai įprotis nuolat scrollinti per socialinius tinklus ar naujienų srautus, ieškant ir vartojant daugiausia neigiamą, nerimą keliančią ir liūdną informaciją. Ir dažniausiai tai vyksta automatiškai, kai žodžiu, tu nemastai, tiesiog scrollini, kad belė scrollini, kartais būna, kad net nepažiūri normaliai tarsi tos medžiagos, kurią tau išmeta. Ir tai yra labai dažnai susijęs su nerimu. Ir tipo, kad tiesiog tu nori sužinoti viską, kas vyksta pasaulyje, ir scrollini, bet realiai tai tu nieko net nesužinai. Tai va, tai žodžiu, man atrodo, kad čia šiaip yra visai aktuali tema. Nes bent, pavyzdžiui, vasarą aš pagaunu save, kad šiaip, man atrodo, aš dar esu visai užsiėmęs žmogus, bet kadangi vasarą dar, vis tiek yra daugiau laiko, tau nereikia iššūlę, tarsi tu gali ten, nežinau, iki 6 ryto miegoti, tau ten viskas ok. Tai vat, 6 ryto? Oi, iki 6 ryto nemiegoti.
Gabi, čia dažna praktika, jeigu ką. Aš užsižiūriu, būna serialus kokius. Tu užsibrėži ties 4 ryto. Jo, 4 ryto, nes aš žiūriu labai gerą serialą. Snapai, kuriuos aš gaunu 4 ryto. Einam ledų pasiimti. O, tai dievai, žodžiu. Paskui man siunčia mano nuotraukas, kažkokias, kur jinai tiesiog mane stokina, kai jinai nemiega naktį. Aš neturiu ką veikti. Pradeda žiūrėti mūsų sėdį čia, tai ištraukia prieš pusmetį, mano atsiųsta kažkokį snapą ir screenshotus daro. Man grėsmė kyla nuo jos. Bet žodžiu. Toks digital footprint blogas. O, žodžiu, reikia surinkti. Grįžtam prie temos. Bet, tai aš būna, šiaip labai dažnai pagaunu, nežinau, ar tu būna, kas pagauni. Bet kai tu scrollini, žinot, kai būna scrollini TikTok ir tu net nesupranti, ką tu žiūri. Ne, man žinai, kas dažniau būna. Pas mane tiek attention span yra sumažėjęs. Šiaip aš biškai save apgaudinėjau, aš dabar visiškai TikTok'o nebežiūriu. Bet aš Reelsus labai scrollint pradėjau. Instagram'ų Reelsus, žinoma, atrodo blogiau nei TikTok'as, nes aš kai žiūriu Instagram'ų Reelsus, ne, jie man šiaip geresni, šiaip Instagram'ų Reelsai, man jie juokingesni, bet aš juos žymiai galiu ilgiau žiūrėti nei TikTok'o Reelsus. Tai va jo, nes man toks... TikTok'o, tiksliau. Aš labai puikiai suprantu, kad čia yra problema ir man pačiai, I'm guilty, tipo, aš irgi tą patį darau. Addicted. Jo, bet aš jau tiesiog, aš sąmoningai nebeinu į TikToką, nes jeigu aš atsidarau TikToką, man atrodo, kad aš gyvenu into that addiction. Tipo, kad aš tokia, aš specialiai spaudžiu tą programėlę, kad, tipo, aš dabar scrollinsiu. Jeigu aš neinu į Instagramą, tai gal, ten, žinai, aš ten followinu tokius pėdžius, ten kokie LRT, tipo, man ten gal kažką naudingo pasakys, gal aš ten draugo story, tipo, pažiūrėsiu kažką, ir taip netyčia į Reelsus nueinu, ir ten educational content. Aš į vakar irgi, aišku, TikToką žiūrėjau ir man išmetė vieną interviu su Whitney Houston, ta prasme, man atrodo, ten iš 90-ųjų buvo ir man taip juokingai pasakė, čia kalbant apie social media, nes man atrodo, jinai buvo drug addict, ar kažkas tokio buvo, ten jos kažką apie tą paklausė ir jinai buvo tokia, I don't like to think of myself as an addict, I just have a bad habit. Tai žodžiu, man atrodo, čia ne addiction, tos bad habits. Veidrodžio reikia. I don't like to think myself like an addict. I'm not an addict, I'm it's just a bad habit. Tai žodžiu. Ne, pala, kaip ten. I'm not an addict, I'm not an addict, I just practice commitment. Kažkas tokio. Kodėl? Bet taip. Pagalvok, čia real. Žodžiu, bet šiaip dabargi Instagramas įvedė tą, jau gan seniai tą funkciją, kad meta, tipo, jeigu tu per parą prabūni valandą Instagrame, tipo, atsidaręs, tai išmeta, tipo, your time limit has ended, tipo, aš tai visai kas pavyzdžiui, ignore limit, bet, tipo... O jums nebūna, kad Instagramas meta bedtime? It's bedtime. Tipo, kad būna kažką žiūri naktį, tipo, labai vėlai ir man būna, kad ten kažkas būna man nebent išmeta va tą, sakau, kad, tipo, you've reached your limit. Kažkas būna tik, atsiknisk tu. You're not my mom. Jo, atsiknisk, bet sakau, tiesiog. O ką, šiaip manai, jūs, pavyzdžiui, tikrinat savo screen time? Dažnai? Tipo, man kiekvieną pirmadienį atsiunčia ryte Analizę, iPhone'as. Man tiesiog ateina notifications, kad last week you averaged hours of screen time per day ir, tipo, that is, pavyzdžiui, 20% more than last week. Ir šiaip labai jaučiasi, ką aš veikiu tom savaitėm, koks mano screen time'as būna. Nes, pavyzdžiui, kai aš savanoriavau stovykloj, tai pas mane ten per dieną gal valandą su biški buvo tiesiog ir viskas. Nes tiesiog, kai fiziškai neturi laiko, bet realiai žiauriai gerai smegenys atsijungia. Taip, žiauriai. Taip, kai aš fiziškai neturiu laiko scrollint, aš ir nenoriu realiai, aš nepasiilgstu ir aš taip gerai pailsiu. Bet jeigu aš turiu bent kiek laiko, man dar kitas dalykas yra, kad aš gan dažnai būnu viena namie, tipo ten, kol mama dirba ar kažką, aš brolių sesių neturiu. Ir aš labai nemėgstu likt namuose tyloj. Tipo, man tiesiog, gerai, aš turiu augintinių, jie tikrai nebūna ramiai, bet vis tiek, kad ta tokia visiška tyla, aš su savim toks jausmas pradėsiu šnekėtis kaip šįsykė kažkokia, ir toks labai nepainas jausmas, tai aš labai dažnai arba muzikos klausau, arba kažkokį serialą tiesiog taip pasijungiu. Man atrodo jau serialą naudingiau kartais pasijungi, nes tu ir žiūri viską normaliai, gal ir supranti, ką žiūri, jeigu tu normaliai žiūri, nebent ant fono, žinai, pasijungęs, o man scrollint tai būna, kad
Man tiesiog fainai, nes man taip atsijungia smegenis, aš kai skrolinu, nes aš tiesiog apie nieką nemąstu, aš tiesiog skrolinu, aš iki galo net tų video nepažiūriu, ta prasme. Bet mano attention span labai sumažėjo, dabar aš labai dėkingas už tą Instagramo funkciją, kur jeigu paspaudai ir palaikai, tai ten padvigubina greitį. Taip, žiauri fainai. Šiaip žiauri blogai, nes aš su kažkuo, tarkim, skrolinu ir aš tiesiog pajungiu tą funkciją. Ką, tipo? Palauk, aš nespėjau. Jo, žodžiu, bet... O šiaip kodėl mes tai darom? Man įdomu. Kaip tu sakai, kad tau fainai, nes tu atsijungi, tai, aš sakyčiau, net ir man kartais būna, kad aš tiesiog noriu paskrolinti, nes aš nežinau, susinervinus ar kažką, aš tiesiog noriu negalvoti apie... Jo, bet man atrodo... Arba bloga diena buvo, aš nenoriu galvoti apie kažką blogo, nefaino, aš biškai nuo savo minčių noriu pabėgti, tai tiesiog skrolinu. Nes jeigu ten bus kažkas juokingo, tu juoksiesi. Bet taip nervina, kai tu ir taip blogai jautiesi ir tau kaip tik tie pareina reelsai arba tik tokai, kur tu apsiverk nori. Taip. Labai mane tas nervina, kai tai būna, bet... Aš kažką tokio gerą norėjau sakyti. Kodėl man taip užkrenta mintį, žinok, čia yra šalia, bet man atrodo dabar TikTokas, ką norėjau sakyti, kad man šiaip TikTokas yra jau toks appsas, kur tipo, jeigu aš kažko nežinau, tai aš klausiu arba ChatGPT, tada yra TikTokas, pavyzdžiui, jeigu man reikia nusipirkti kokį, nežinau, ten kremą, ar ten kažką, žinau, į TikToką. Reviews, how is the book, ar geri reviews ar ne. Kokių hackų ieškau. Taip, arba hackų. Jau galutinis resursas pas mane yra Google'as ten, aš šitą, gal tada žiūrėjau. Aš ChatGPT, jo, šiaip ChatGPT. O dabar man su TikToku yra tas, kad dabar viso iš to, nežinau, vyksta karai taparsam pasaulyje, kad labai daug dezinformacijos šiaip ten yra įdėta, man atrodo, TikToko, jos tiek begalė, ta prasme, kad, pavyzdžiui, man atrodo, mums, paaugliams, ta prasme, suaugusiems, gal ten, žinai, gerai, kaip ten, pavyzdžiui, mano tėtis žiauri įsigilinęs, jis žiūri, žinai, normalias laidas su politikais, taip toliau. Man realiai ir biškai yra nuobodu žiūrėti visas laidas tais politikais, ten, žinai, įsijungti. Aš dažniausiai, ką pamatau TikToke, kai aš gal tokį vaizdą kažkiek susidarau, gal tada, žinai, jeigu su tėčiu kalbam, tai tada iš tėčio išgirstu kažką kito, nes jis normaliai supranta. Bet šiaip, kad ten taip išformuoja, bet ypač, ta prasme, nuomonė tavo, ta prasme, ten gal būna, kas ten taip AI generated. Čia kai mums atsinivedė pasakyti, kad ten panaudoti iš senesnių metų ten karo filmukai visokie ir taip atrodo, kad, man atrodo, dar, man atrodo, paauglystė dar, kadangi mes tokie biškai pajūtrinti esam, tai kad ten, žinai, įkelia vaizdus, kaip numirštantys žmonės, žodžiu, ten vaikai ir taip toliau. Kad labai greit išformuoja mūsų nuomonę ir tiesiog mes kartais ir iš tos dezinformacijos gal ir nuomonė pas mus yra sudaryti iš tokių tiesa fake, ta prasme, visokių ten AI generated news. Tai va, tai sakau, bet TikTok'u negalima. Šiaip realiai, aš gal Instagram'e labiau pradėjau scrollint, nes realiai aš iš Instagram'o būna sužinau kažką naudingo ir kažką patikimo. Nes, realiai, TikTok'e tai vis tiek tas For You pages labiau meta, tiesiog, ką tu palaikini, žinai, aš ten labiau laikinu kažką, kas ten gražu, estetika, ar ten faina yra. O Instagram'e labiau vis tiek meta tai, kad tu followini kokius accountus ir, kažką su tuo susijusio. Tai realiai tu labai gali susiformuoti savo tokį, vaizdą, kuris būtų patikimas ir kažkiek educational, tiesiog nefollowinti vien kažkokių influencerių ten, nežinau, beauty brandų ar kažko, bet, pavyzdžiui, atsakau Lietuvoje, ten, tarkim, LRT, ten kokį, nežinau, BBC, va tokius dalykus, kur iš tikrųjų aš scrollinu ir aš pamatau, kad kažkas įvyko pasaulyje ir aš matau, kad per kelis kanalus eina ta pati informacija ir kad kur jinai sutampa, kur jinai persidengia ir aš iš tikrųjų paskui būna, kad kažkas apie kažką diskutuoja ir aš galiu kažką pasakyti, tipo, nieks nežino, kad mano žinios yra iš Instagramo ir niekas neturi žinoti. O tai kur tu sužinojai? Tai aš skaičiau. TikTok'o. Šaliai kartais būna, paskaitau straipsnį. Tipo, man realiai įdomu pasidaro. Tai toks, sakau, galima labai suformuoti tą žinių srautą, kurį tu gauni. O šiaip dar mintis turėjau gerai, kad prisiminiau, kad šiaip aš, kadangi, sakau, kaip ir minėjau, aš tikrai nesu tas žmogus, kuris įsijungia žiūri politinius podcastus, politinės laidas, ta prasme, nes man iš tikrųjų yra šiek tiek nuobodu, tai kiek aš pamatau, tiek pamatau, ta prasme. Nebent ten yra kažkokia įdomesnė tema, bet man turi realiai būti labai įdomu įsigilinti, ta prasme, nes aš nesu tas žmogus, kaip mano tėtis, kuris ten įsigilina
ten nuo karo pradžios, tai yra prieš 100 metų, kaip ten, žinai, buvo ir ten viską, žinau, tai sakau, taip man yra labai baisu, kadangi, bet pas mus mokyklų irgi būna, kad ten, nežinau, tarkim, pilietiškumas ir ten parauna kokią politinę temą, pavyzdžiui, man labai baisu būna diskutuoti politiniam temom, nes man atrodo, kad tos turi būti educated ir tiek apsiskaitęs turi būti, nu, kad tavo informacija turi būti, ta prasme, paremta ten, nežinau, autentiškais straipsniais, ta prasme, kažkokiam clear žiniom, ten, kad nebūtų žos AI generated. Jo, šiek tiek yra tas dalykas, ypač dabar, va, šiais laikais šitokio situacijai, nu, kur atsiranda tokių žmonių, kurie, jeigu tu bandai su jais tiesiog diskutuoti ar kalbėti, iš karto biškai užsipuola. O kur tu skaitai? Nes aš tai ten skaitau 3 šaltinius ir vienas yra ten užsienietiškas ir aš mokausi tą kalbą, kad galėčiau skaityti. Nes dabar daug karų. Nu, tokie ekstremaliai Ukraina, Palestina, Izraelis, dabar dar Iranas, ta prasme. Ne, tai va, aš tai manau, kad šiaip žiauriai svarbu yra žinoti, kas vyksta ir būti apsiskaičius. Bet tiesiog, nu, tas toks, aš labai suprantu, ką Gabija sako, tokį jausmą, kad kartais būna, kad nesvarbu, kiek tu skaitysi, kiek tu domėsis, kiek tu stengsiesi, vis tiek atsiras kažkas, kas žinos daugiau ir kas dar tave privers blogai jausis dėl to, kad tu nežinai. Nes būna, sakau, kad kažkas užžada temą kokią, dažniausiai Palestina Izraelis, man atrodo, šiaip būna tokia, kur jautriausia tokia, tai kai užveda ten kažką pasakyti, taip užsipuola, kur atrodo, aš tai verksiu, ta prasme, man atrodo, žinai, tai aš taip net neliečiu tų temų, aš net nerendu į diskusijas tokiam temam, sakau, daugiausia aš padiskutuoju nebent su tėčiu, kai man yra kažkas unclear, ta prasme, nes žinau, kad tas tikrai apskaitęs ant žodžių, bet man labai baisu diskutuoti ir aš labai nesuprantu tokių žmonių, kelis pažįstu, ta prasme, kad tu taip eini ir taip aiškiai reiški savo nuomonę, va tokiais jautriais, žinai, klausimais, kur aš žinau, kad tas žmogus tikrai nėra ten apsiskaitęs normaliai, žinai, kur nuomonė tokia sudarė, bet kokia tik tokia yra, mačiau ten tas ir tas, tai ir aš dabar taip ir taip manau. Ta prasme, nu, nes man gal irgi toks vaizdas sudaro, bet aš nedrįstu diskutuoti jautriom tokiom temom, jeigu žinau, kad mano vienintelis šaltinis yra TikTokas. Nu, tai aš jau tada pasiruošiu, žinai, kaip man jau politiniam temom labai apskaityti, man atrodo, reikėtų, kad aš galėčiau aiškiai pareikšti savo nuomonę, bet ir taip aš nenorėčiau, nes man atrodo, kai užsipultų tą kitą pusę, tai apie į politiką nukrypą. Jo, bet irgi dar grįžtant biškai prie skrentavimo. Šiaip kartais mane kartais šokiruoja tas mano skrentavimas, bet realiai ten būna dienų, kai tiesiog aš naudojuсь telefonu realiai kažkam naudingo, bet man kaip čia pasiskaityti apie kažką ar ten, nu nežinau. Kažką mokyklai, pažiūrėjau, Google Docsus rašai. Man taip juokinga yra, kai tiesiog, ypač šį pavasarį, pas mane ten skrintavimas, nu nežinau, aš neatsimenu, kiek ten kelias valandas ir 5% to skrintavimo yra Google Docs. Ir toks, tai jo, ir tas skaičius bendras skrintavimo toks visai baisus būna ir tu supranti, kad tu neturi išeities. Tipo, tu turi kažkiek naudoti telefoną. Tai žodžiu, man atrodo. Koks tavo skrintavimo? Ai, tu nepažiūrėsi. Bet šiaip man atrodo, kad socialiniai dabar labai svarbu turėti tą kritinį mąstymą, nes kiek yra dezinformacijos, būtent tik tokia, kad, sakau, jūs neįsivaizduojat, kiek yra tas video panaudota, vadgrintame, konfliktų, karų, ta prasme, akivaizdo iš senesnių metų, ta prasme, kad ten, nežinau, paimti iš 2014 metų vaizdas ir panaudoti šiom dienom apibūdinti, ta prasme, kiek yra AI generated. Pakeitantas BBC žodžiu, kad man atrodo, per paskaitą nesakė, kad net jie panaudoja šitą AI generuotą fotkę. Tai sakau, žinokit, reikia labai kritinį mąstymą turėti ir jeigu jūs jau einat ir aiškiai reiškia savo nuomonę tokiais jautriais klausimais, ypač apie karus, žinokit, būkite apsiskaitę normaliai, nes ir durnai kartais gali atrodyti, man atrodo, jeigu pareiškit savo nuomonę pagrįstą TikToko video, arba kažko tai geriau, arba nieko nesakykit, o jeigu norit pareikšti savo nuomonę, tai, nežinau, kažkam kitam. Nes žmonių nėra žiūri, man atrodo. Spėk mano šios savaitės krintavimo. Average. 6? 8? Pačiu daug ar mažai? Nuo 8 tai daug. 8. Su mane dabar šios savaitės yra 4 spam. Tiek mažai? Nu, šiaip čia daug. Nu, žiūrėk, man mažai yra 6. Ne, šiaip jau, pas mane ten ankstesnės savaitės yra buvo ir po 6 average, bet, nu, tipo... Nes, nu, kažkaip aš daug. Nu, bet irgi, vėlgi, aš važiuoju autobusu, nu, aš negaliu nežiūrėti telefoną. Ne, šiaip aš būna, mane realiai jau pradėjau užknis scrollinimas. Taip. Tipo, man realiai būna, aš net, tarkim, naktį ir ten vėlai vakare, aš
net nelabai noriu miegoti, bet aš nenoriu scrollinti, tai aš geriau pagulėsiu. Tai man būna, aš tiesiog paguliu. Jo, nes man tiesiog atsibosta tas srautas, tiesiog, arba ir autobusas, aš tai būna tiesiog pasileidžiu muziką ir žiūriu palangą, nes tiesiog man yra, ne tai, kad įdomiau, bet man netgi taip ramiau yra, negu ten scrollint. Jo, sakau, tai va. Turėkit kritinį mąstymą, būtinai, ir va. O su kuo aš dar norėjau pakalbėti apie, kas liečia screen time, tai kad, man atrodo, čia biškai palėti, kad kai tu esi žiūri užimtas, ta prasme, kad tu ir atsijungi ir tu paskui net nenori imti telefoną. Tai bet mes kažkaip galvojom irgi biškai pakalbėti apie šitą, kad pas mus, mūsų mokyklos vykdo tokias stovyklas ir kad šiaip dažnai ten būna, dabar jau galima dažniausiai, tarsi, bet mes ypač kai būdam ankstesnėse klasėse, arba šiaip kai varom į stovyklas, būna tokios, kur tu negali naudoti telefoną, turi duoti telefoną. Ir taip gaunasi, kad ten 2 dienas, 2 paras būni be telefono. Ir žinok, ten kiek, pavyzdžiui, man, aš sakau. Man tai žiūri patinka. Jo, tipo, kad aš šiaip sakau, aš turiu bad habit, tikrai ilgai su juo būti, bet aš kai atiduodu ten ir tu realiai būni su žmonėm, nežinau, gerai, kas ne su žmonėm vienas ir ten, nežinau, gamtoj viduje net nelabai svarbu, bet aš ant tiek atsijungiu, tu realiai pamiršti viską, nes, telefonai realiai, man atrodo, dabar yra visas tavo gyvenimas, kišas, visos žinutės, visi skambučiai, mokyklos reikalai, viskas, ta prasme, nes tau paskambina, tu atsilipin, čia realiai mes nuo telefono, man atrodo, esame biškai priklausomi. Tai va, ir kai tu jį atiduodi, tai būni momente, man atrodo, ir tai fain yra, ir kai jau ateina tas momentas, kad tu jau turi žiūrėti pasiimti savo telefoną, aš jo net nenoriu įsijungti, kas yra man keista, o šiaip aš visada scroll. Jo, būna tas toksai momentas, kai išvažiuoju iš ten turite telefoną ir dar kol neįsijungi, toksai paskutinė to ramybė, tokia prieš vėl aš tokia ramybė, aš negaliu, man žiūri fainai. Nes man čia yra tiesa, kai aš pati galėčiau tiesiog patyrus tą stovyklą įbuvimą, per Gabiją, sako, aš pilnai su ja sutinku, kad aš ir pati galėčiau dažniau praktikuoti tą dalyką, tiesiog pasidėti telefoną, jį nežiūrėti, bet kai aš turiu tą telefoną, man toks būna, ne, man gal labiau būna ne tai, kad man reikia ten scrollinti ar kažką, bet man būna toksai, kad aš bandau save įtikinti, kad aš esu pakankamai stipri, kad turėti telefoną šalia, bet jį nežiūrėti. Kad man net būna, kad ten mama sako, nežinau, ten kažką, tai, pavyzdžiui, jeigu man ten daug mokytis reikia, tai tu išsinešk tą telefoną į kitą kambarį, kad tiesiog tavęs nedistraktintų. Ir aš maksiką padarau, tai do not disturb mode įsijungia. Bet man realiai būna toksai, kad nejaugi aš atiek neturiu savivalės, kad aš neišbūčiau su telefonu mano akiratyje, kad nesusikaupčiau, nes aš taip sakau, aš labai nenoriu pripažinti to fakto, kad jeigu aš jį matau, man reikia jį naudoti. Bet nežinau, aš sugebu susikaupti, kai reikia. Jo, aš irgi sugebu ir man dažniausiai dar būna tas, kad vis tiek, man atrodo, mes esame užimti žmonės ir man dar dažnai būna, kad grįžtų šokių labai vėlai. Ir ta gaunasi, kad tu per labai mažą laiko tarpą turi padaryti namų darbus, net neturi pasirinkimo, tiesiog nežiūri telefoną, nes tu pirmą ir nakties ir taip pabaigi ir tu jau turi miegoti. Bet šiaip aš, kai turiu laiko ir, pavyzdžiui, reikia skaityti knygą, tarkim, ir tas telefonas yra šalia, tai, aš be do not disturb mode, ta prasme, aš neišgyvenčiau, nes man suskamba žinutė, ir aš taip įsijungiu, man čia yra kaip excuses pažiūrėti telefoną, nes man gal kažkas svarbaus parašyti, ten kur žais svarbu, kur atsiločiau snapą. Ta prasme, tai sakau, bet tas telefonas, žinok, yra toks, negeras dalykas, man atrodo. Šiaip aš norėčiau dažniau praktikuotis, grinai, kaip pas mus stovyklai būna, kad tu būni be telefono. Tas man labai patinka aš dabar, kadangi bėgioju. Tai pas mane būna tokie, kad ten ir valanda, bet vis tiek, ta prasme, kad tu išeini ir tu realiai būni laukia ir tu nematai to telefono, žinai, būni, ta prasme, visiškai, ta prasme, gamtoj realiai, ta prasme, visiškai, tai man žiūri ypatingai, nes aš žiūri atsijungiu. Tai irgi tos, nes kartais man net nuo skrolinimo būna taip, kad man jau taip akis pavargsta, bet taip ne tai, kad man neskauda, man tiesiog pavargsta, kur aš jau nebenoriu žiūrėti, bet vis tiek žiūri, ten toliau skrolini. Ir aš labai nežinau šiaip ką daryti, nes screen time užsėt man nepadėtų, tikrai, nes aš... Nes yra tas mygtukas ignore screen time. Jo, ir tai, nežinau. Tai aš nelabai žinau, ką daryti, gal čia reikia tiesiog valios daugiau turėti, realiai praktikuotis tai, bet nežinau. Bet dėl to man realiai, man patinka, kai aš užsiėmus esu.
kai, nu, Taip. ir šiandien, šiaip Tai realiai turi man, reikalų. kai mes šiandien filmuojam, nu, man žiauriai busy tokia diena yra, bet aš žinau, kad aš tiesiog neturėsiu šanso pasidėti telefonę. Tipo, čia nėra vienintelė priežastis, nu, man šiaip, nu, aš ten, kur aš einu, nu, tai man tai yra svarbu ir man patinka ten eiti ir dėl to aš ir esu užimta, darydama tai, kas man patinka. Bet, nu, šiaip ypač dabar, kai vasara, nu, ir nėra mokyklos, tai, oi, atsiprašau. Atsikėlė. Laikas keltis. Žodžiu. Jo, ką aš sakiau. Va, tai ypač kai vasara, man labai svarbu šiaip asmeniškai būna turėti veiklos ir būti užsiėmus. Yeah. Nes vienas dalykas, aš kitaip tada jaučiuosi, kad aš misinu out ant kažko. FOMO šiaip toks blogas dalykas yra. Žiūri ir jau. Nu, tipo, žiūri. Nes dabar, apšė, realiai, visi beveik mūsų draugai tiesiog išsivažinėja yra. Ir aš tokia viena mieste liksiu ir toks, kaip fainai. Ir aš labai tada stengiuosi tiesiog susiras kažkokios veiklos, nu, kad tik tai neprieiti prie to, kad grinai aš visą dieną praskrolinu. Nes čia realiai toks laiko švaistimas yra, tipo, net jeigu tu ten, kaip anksčiau sakiau, susiformuoji tą žinių srautą, nu, tai tada bent kažkiek naudos yra, nu, bet realiai toks laiko švaistimas. Ir aš būna nenoriu to daryti, bet aš nuoširdžiai neturiu daugiau ką daryti. Ir aš tai blogai tada jaučiuosi. Tai va, tai tas toksai veiklų susiradimas ir nežinau, bet tada labai kas gerai, kad kai tik tai atsiranda kažkokia galimybė, aš visada imu ją, tipo kažką nuveikti gero, kažką ar smagaus, ar naudingo. Ir nuo tada ir išeina taip, kad nu, tu susiformuoji savo laiką ir nu, gal gaunasi tokių dienų, kai tu turi per vieną dieną atsidurti 3 vietose kas 2 valandas. Nu, čia aš šiandien. Bet, tipo, nu vis tiek aš žinau, kad aš dienos gale būsiu patenkinta savimi, nes aš padariau kažką svarbaus ir naudingo, arba smagaus ir naudingo. Ir aš sumažinau tą savo skrintą. Tai man, žinokit, yra fainiausia, gal, kad kai tu esi užimtas, tu bėgioji visą dieną ir tada jau lovai atsigult ir paskrolint. Man tada man fainas, man reikia, žinokit, jeigu aš visą dieną nebūnu be telefono, man reikia to TikTok'it, bet tai man biškai reikia paskrolint. Man šitas kaip reward, žinot, būna. Bet aš, pavyzdžiui, niekada nesijaučiu guilty. Su skrolinimu gal man yra tas, kad aš žiūriu, jeigu daug skrolinu, aš jaučiuosi žiūri guilty, bet jeigu aš, žinai, atsigulu į lovą, žiūriu filmus, man tai kažkaip yra tos guilt free, nes man filmai yra kažkoks... Jo, nes nu filmas yra toks, tipo, tas meno forma, sakykime. Jo. Tai va, su filmais man yra viskas kaip kontentas. Tai va, bet... Pavyzdžiui, su Formulė 1. Jo. Ai. Tai va, bet sakau, su screen time man čia būna labai baisu, kai būna tokios dienos, kad, pavyzdžiui, sėdi, nežinau, namuose, bet gana savaitgalį ir nu nieko tiesiog neveikia ir dažniausiai skrolini. Tai būna ten, žinot, kad 11 valandų, bet būna kartais tiesiog visą dieną, pavyzdžiui, arba Nebūna. Nebuvo? Man tai buvo kažkada, kad ar tai čia mano draugai buvo, neatsimenu. Paro yra tom 4 valandos 12, čia pusė paros. Taip. Tai ar čia mano draugai buvo, ar man, kad aš sirgau, ar kažkas man buvo ir aš tiesiog realiai visą dieną gulėjau lovą ir skrolinu ir aš taip įsijungiu už 11 valandų ar ten 10 valandų. Ne, bet realiai visos ligos sirgimas yra toks loophole, kaip nesijaus guilty, kai scrollini arba žiūri. Tai man atrodo, ten buvo 11 valandų ar 6. Free TV time būna. Tai kaip pagalvoji, šiaip aš jums turiu tokį fun faktą, kad net čia buvo tyrimas padarytas, aš tikrai jums nepasakosiu apie tą tyrimą, nes jums tikrai nėra įdomu, kur ten kas padarė, bet šiaip, kad jeigu tu žiūri, vat, tu 15 pradedi žiūrėti, pabaigi 80, žiūri po 3-4 valandas į dieną telefoną, tu pramisini L9 gyvenimo metus. O dažnai tai, kad, pavyzdžiui, aš turėjau savo telefoną nuo... Kai pradėjau eiti mokyklą, turėjau šiaip tokį... Kada yra geras laikas gauti telefoną? Aš mokęs, kai vaikas pradėjo eiti mokyklą. Na šiai, nes aš gavau savo pirmą telefoną, tokį aš gavau šių metų veikiantį Nokia. Ką sakė? Nokia mygtukinį gavau. Tipo, man rodos, kai į 1 klasę pradėjau eiti, nes buvo toksai, kad aš jau nebe į darželį einu, aš į mokyklą, tipo, grįžti reikia ir susisiekti su tėvais, kurie yra. Kad turi paskambinti. Jo, bet irgi ten buvo toks telefonas, kur paskambinti. Jo. Ai, ne, mano buvo pirmas Samsungas naujas, o prieš tai buvo tas žaislinis, kur aš turėjau toks Nokia ten, su rožiniu dėklu. Aš nežinau, kodėl, bet man taip juokinga, kai būna tie vaikai, kur turi tuos išmanius laikrodžius, kurie tipo, yra pagaminti tam, kad tipo, vietoj telefono vaikas turi laikrodį ir iš laikrodžio gali paskambinti tėvam. Tipo, ten nėra Apple Watch'as ar kažkas ten kažkokie tokie yra, jie kažkaip vadinasi. Ir, nu nežinau, man tai kažkaip gal visai naudinga, nes tipo, tu daugiau nieko su tuo laikrodžiu nenuveiksi,
bet tas vaizdas, kai tu eini gatvėje ir tas pirmokas su savo milžiniška 3 kartus už didesnį kuprinę bando šnekėti telefonu. Mama, alio! Ir paskui jis negirdi ir jis bando pasakyti kažką ir vėl. Man tai šiaip tie vaikai, tas tam pirmą klasę, šį dažniausiai būna skirtingi, kad ta kuprinė realiai didesnė už juos, tada kūno kultūros, atrodo, tu dar mamos muštiniai, tada tas laikrodis, mama, alio, aš į futbolą dabar sėdu. Ten žodžiu, matos, naus. Šiandien mačiau. Šiandien mačiau autobuse. Nu, bet ten jau nebuvo vaikais, gal 13 metų, nežinau, tipo, matosi, kad ten iš futbolo treniruotis kažkokios varo ir, tipo, važiuoja namo autobusu su, va, tokio lagamino vos nedydžio tokia tašė ir aš sekundę pagalvojau, kad jis Volto vairuotojas. Išvežinėja maistą. Aš tai nesuprantu. Visa forma, visos rankinos buvo grinai kaip Volto išvežiotojų, tik be jokių ten užrašų, bet čia imagine autobusų Volto vežinėt. Bet čia načert. Čia taip. Aš labai nesuprantu, kaip pas tos pirmokas būna tos, kai tėvai nuperka ne kuprinę, bet lagaminai mokyklą. Tipo, nu žinai, kaip būna tas kuprinės lagaminas, nu kur tipo taip išsitiesia. Tos būna. Aš kai buvau Vokietijoj, tai vaikai ten vaikšto vien tik su tais lagaminais. Žinai, galvoj, kaip ten tas diena mokykloje. Tipo, anything but a backpack. Jo, dėjai. Ką neštumai? Maksimos karutį kokį. Kaip tai gauti? Aš žinau. Arba kokį lagaminą gal. Vokso, Maksimą. Man tai žiauriai patinka, kai buvo šitas trendas, kai vaikai savo little siblings atsiveda. Tipo, kad vietoj, ne, bet tipo, kad jų maži broliai ir sesės yra jų kuprinės. Tipo, duona nešioti. Ai, buvo čia, tipo, kaip žinai, bring your parents. Ne, čia tipo, bring anything but a backpack. Ir atsiveda koks 12 savo 5-metį brolį ir duoda jam nešioti. Tu juos ką, bet čia, oh my god, čia taip funny. Čia originaliausias turbūt, ką aš esu mačius. Eiktų savo. Bet sakau, tai va, šiaip tas tyrimas parodė, kad 9 metai, bet aš dar kursas skaičiavus, irgi su Danielė ir Elsa, man atrodo, mes dar skaičiavom, kad, nu, va, aš social media, man atrodo, taip, nes aš turėjau Musical.ly, kai man buvo 9, man atrodo, aš ten dirbau tuos. Bet čia toks geras laikotarpis buvo. Ten buvo so golden era. Bet, tai, jeigu aš, va, turėjau nuo to amžiaus, tai aš manau, mes šiaip skaičiavom, kad ten 2-4 metai. Kažkas tokio. Tai žinokit, žiauriai blogai. Nu, eikite gamtą, reconnectinkit su nature, nes 24 metus. Eikit palieskit. Jo, nes 24 metus, kad mes skronim, tai jūs įsivaizduojate, kiek mama daug padarytų. Ir dar pridėjus, kad 20 metų, tarkim. Plus mokykla pusę dienos. Plus, nežinau, ten egzaminai. Jo, tam kažkas pabandė skaičiuoti, kad vos neišeina, kad mes gyvenam realiai 30 metų. Nu, kažkur ten labai nedaug metų. Kad labai nedaug, tai žinokit. Gyvenimui. Jo, carpe diem. Carpe diem. Jaulau. Jaulau, carpe diem, tai žinokit, ne. You don't live once. You live every day. Kažkur mačiau žiauriai tokį sad emotional TikTok, kad, tipo, žmonės šiaip nežino, ar jie gyvens rytoj, bet mes užsidedam žadintuvo stabilitim, kad mes rytoj gyvens. Toks. Man nepatinka toks, žinok, depresuotos mintis. Ne, man irgi nepatinka, nes man ačiū užtenka apie ką isteriškai nerimauti, kad... Jo. Žodžiu. Tai va. Žodžiu. Tai tokia minti mes į vadą pabaigiau. Ne, baigtai. You live every day. Jo, you live every day. Kaip tam Pitbull sakė? Time is not a waste of life, and life is not a waste of time. So stop wasting your time and have the time of your life. Dalė. Jo. Tai žodžiu, have the time of your life. Čia blogai, kad aš atmintinai prisimenu. Čia irgi, kiek aš scrollinu, aš atmintinai tokius dalykus prisimenu. Nu, aš atsiprašau, mes mokėjom Queen Charlotte visą script 3 minučių. Mes dar... Lietuvio poeto eilėraštuką vieną visą mokom. Mąstymas padaro. Šitą. Kuris... Ai, aš... Nesakysiu. Mes nesakysiu to eilėraščio. Shout out. Koks jau per... Daumantas ar Daumantas, bet man atrodo. Aš karalienė. Ne. Taip. Aš karalienė. Tai žodžiu, mes nesakysim toliau tą eilėraščą, bet you know who you are. Sponsor us, please. Mes visam tavo eilėraščį. Tai va, žodžiu, ačiū labai, kad buvot su mumis, kad pasiklausėt. Tikimės, kad irgi davėm minčių, ką pamastyti, nežinau, gal atradot atsakymų kažkur, arba kaip ir pritam podcast sakėm, kad ne jūs vieni tokie. Tai va, ir sustiksim turbūt kitą antradienį. Žodžiu, dar patiksinsiu aš Instagram įdėsiu, tai
Žodžiu, eikit pasiekit mūsų Instagram'e, nes ten tai yra visos naujienos. Instagramo linkas yra apačioj. Pafollowinkit TikToką, dėkit subscribe, like, comment. Žodžiu, nesakysiu, aš tikrai prenumeruokit, nes man labai cringe skamba, sakau, subscribe, Kaip ten like, dar yra comment. tas, kad Pasiekite mus. paspauskite tą varpelį, kad atėtų žinutės, kada mes įkeliame. Taip, tai žodžiu, visą informaciją rasite po video. Tai va, bet svarbiausia, pafollowinkit Instagramą, nes ten visos naujienos. Tai va, ačiū labai, kad buvot ir gražios jums dienelės. Ir ate. Iki. Man reikia eiti už 6 minučių.